Šiandien norėtume parodyti, kaip buvo keistas Mazda 323F 1993 metų modelio kuro užpilimo garlavina. Šiaip automobilė garlavina stovi va tokiu kampu, taip kad pilant kurą visiškai prarudėjus yra šita vieta. Ir kuriant, ta prasme, pilant kurą, akivaizdu, kad kuras bėgo ne į baką, o ant padangos ir visur kitur. Jeigu pažiūrėsime aplamai į visą stovį garlavinos, pamatysime, kad jinai yra tragiškai supuvusi. Metalas yra jau netgi iškorėjęs, apsauga kažkada, kuri dengia be abejo tą metalą, kad jisai nerūdytų, yra pažeista. Kaip matome, dabar jinai visiškai laisvai lupasi. Va čia šiek tiek sveikas gabaliukas, jinai būna tokiu lyg ir celofanu aptraukta. Šiaip visų senesnių Mazdų modelių labai dažnai pasitaikanti yra šita problema, nes pilant kurą į benzino baką pradeda bėgti per ratą, gal pradinėme lygyje pamažu lašėti, nes va būtent garlavinos apačia, kuria vat, ir bėga, kai įkašati pistoletą į čianais, vat bėga kuras, būtent apačia jinai prarudyja. Ir jinai pamažu be abejo pradeda pradžiai tik tai sunktis, galbūt lašėti ar kapsėti, o eigoje ir visai surudyja ir panašiai atrodo kaip čia. Faktas, kad su tokia garlavina jūs kuro į automobilį nebeįsipilsite. Kaip matote, jis yra visiškai surudijęs, va kiek liesi, tiek jis ir trupa visas. Taip, kad jeigu kada nors užuosite benzino kvapą pilant, ar pamatysite, kad pamažu benzinas kapsi, turėkite omeny, kad šitą problemą reikia spręsti ganėtinai greitai, nes netvarkoma jinai jums tikrai gali sukelti daug problemų kelyje.